nuskris toksai pranešimas su mėlynu mygtuku Got it ir galėsime pradėti. Tai sveiki prisijungę. Jau taip įpusėjome mūsų šitą temą, kurią kartu su jumis jungiamės nagrinėti. Jau turėjote kelis užsiėmimus, bet šiandien taip pat prisijungs, žinau, kad ir naujesnių žmonių. Tai bandysiu ir papasakoti ir tai, ką mes ėjome ir ką planuojame daryti. Bet svarbiausia, galbūt supažindinsiu su tai žmonėmis, su kuriais toliau dirbsite ir kuriuos toliau matysite. Tai būsiu aš vesiu ir moderuosiu užsiėmimą ir taip pat kartu su mumis bus Eglė. Eglė bus labiau pokalbių lange ir tenai atsakysi visokius jūsų norimus ir rūpimus klausimus. Tai mes kartu su Eglė bandysime gvildenti tas temas, kurios yra būtent šitame modulyje. Ir iš susitarimų pusės, tai jeigu kyla kažkokie klausimai eigoje, darant tiek teorinę, tiek praktinę dalį, tai visą laiką galite rašyti pokalbių lange ir Eglė įgarsins tai, ką reikia sustabdyti arba paminėti man garsiai, o aš tuo atveju eisiu medžiagą tiek teorinę, tiek praktinę dalį. Tai visas užsiėmimas iš teorinės ir praktinės dalies mums užtruks valandą laiko, o kitą pusę valandos jau pabaigoje turėsime konsultaciją. Tai tuo metu, kai konsultaciją turėsim, tai galėsite drąsiai jau įsijungti ekranus, kameras ir klausti visokių jums rūpimų klausimų. Tai tokie yra susitarimai, o mes galime keliauti prie mūsų turinio, prie Vedlių platformos. Aš trumpai ją pristatysiu, bet prieš tai norėsiu gal pasimatuoti, kokia pas jūs yra galbūt nuotaika, kaip esate nusiteikę jau naujais metais, nes prieš tai paskutinius kartus matėte su mumis prieš naujus metus. Tai įdomu, kaip nusiteikę šiems metams esate ir šitam moduliui. Tai galite arba reakciją pažymėti, arba pokalbių lange parašyti, arba paveikslėlį kokį mums nusiųsti. Tai kiekvieną paprašysiu sureaguoti, kaip esate nusiteikę šiems metams ir šiam moduliui. Taip, reakcijas, jeigu kas nors gal pirmą kartą naudosis, apačioje Zoom'e yra reactions, toks vaidukas, jį paspausite ir pasirinksite norimą reakciją. Tai matau, kad kas rašote arba kas paspaudėte, kad visai neblogai, gerai ir liuksus arba širdelės mums rodote, tai labai džiugu ir labai smagu. Ir dabar gal toks priminimas, kaip ir sakiau, kad dalis jūsų yra jau einančių iš tos prieš naujus metus kūrėjom dalies ir kai kurie bus žmonės, kurie prisijungėte naujai galbūt ir nebuvote tas pirmas dalis. Tai kad susivienodintume žinojimo tą lygį ir tie žmonės galėtų pasižiūrėti nauji, kur ir ką mes ėjom, kad žinotų, kurioje vietoje reikėtų rasti tą informaciją ir pasivytų mus arba tiesiog būtų skirtų laiko pasižiūrėti. Tai aš tiesiog pasidalinsiu ekranu ir trumpai pristatysiu mūsų platformą, mūsų medžiagą, kurią mes nagrinėjam. Tai yra mūsų modulį, svarbiausias funkcijas ir tai jau tada keliausime prie šiandienos mūsų temos. Tai iš karto dalinuosi ekranu ir mūsų yra štai čia. Tai pagrindinė dalis, ką svarbiausia turėti jums platformoje, tai esame pagrindinėme lange ir galite kiekvienas skirtingai pagal licenciją turbūt, arba galbūt tik tai esate prisijungęs ir neturite licenzijos, tai licenciją galite matyti ar neturite ar turite, tai tiesiog gali būti skirtingi moduliai. Tai pagrindinis modulis, kurį mes nagrinėjame kartu su šita grupe, tai yra Būk interneto genijus, saugumas internete. Šitas mėlynas toksai. Tai jeigu norite užsidėti jį, kad iš visų esamų jūs matytumėte tokį kaip pagrindinį, patį pirmąjį viršuje, tai prie modulio rasite žvaigždutę. Ja paspaudžiame ir modulis tampa kaip jūsų toksai, prie jūsų tokių pagrindinių arba kaip mėgstamų modulių atsidurs. Ir kas svarbu gal matyti toje platformoje vedliai, tai pagrindiniam lange matot modulius, tada galite klases susikurti ir matote pagalbos mygtuką.
Tai pagalbos mygtukas yra skirtas jums, kad tuo metu, kai ruošiatės, arba tiesiog kilo tam tikras klausimas iš turinio, iš medžiagos, iš pažymėjimų galbūt ir panašiai, tai čianai galite parašyti mums ir mūsų komandos žmonės jums atsakys. Čia galbūt tuo momentu, kada nevyksta užsiėmimas ir ruošiatės patys savarankiškai, tai čia bet kokiu metu galite įrašyti savo rūpimą klausimą. Tai čia pagalbos mygtukas ir rašote savo rūpimą klausimą. Dešinėje pusėje platformoje jūs galite matyti artimiausius arba būsimus užsiėmimus. Štai čia kas po ko jums siūloma kelintą valandą, kaip ir dabar prisijungti. Ir taip pat jau buvusius įrašus. Tai ir šitas įrašas, kuris dabar vyksta, irgi atsidurs, kai jau baigsim užsiėmimą, po kiek laiko atsidurs čia prie jau buvusių įrašų. Ir galėsite pasižiūrėti, galbūt norite dar kartą pasižiūrėti, arba galbūt jeigu praleidote kažkokią tai dalį, tai čia tiesiog sugrįšite įrašai, arba būsimus čia galite pasižiūrėti. Taip, tada galbūt parodysiu dar vieną svarbią dalį, tai yra patį modulį. Tai būk interneto genijus, nueiname į patį modulį. Ir kiekvienas modulis, kaip ir šitas, turi tam tikrą kiekį pamokų. Tai iš viso jis turi 20 pamokų ir priklausomai nuo to, kiek jūs pažymėjate žalių varnelių, kad jūs išmokote, jums rodo, kiek yra tų pažymėtų varnelių. Ir tada mėlynai suspalvina tas rutuliukas. Tai čia tokį žinokite, nes labai svarbu bus pažymėjimus, kai gausite, kaip jums skirs, žiūrės, kiek jūs išmokote pamokų. Tai nuo pamokų kiekio bent 5 reikėtų pamokas būti išmokus ir tada galėsite gauti pažymėjimą. Tai Eglė jums paskui ir arba dabar galės ir paskui, kaip kalbėsime apie pažymėjimus, tai galės atsiųsti daugiau, ką galbūt svarbu žinoti apie pačius pažymėjimus. O mes keliaujame prie modulio temų. Tai tiesiog tie, kurie praleidote, arba pakartosiu kitiems, arba kurie naujai prisijungė, primenu, kad mes turėjome jau įvadą. Ir įvade galbūt svarbu ir įdomu atsižvelgti į tai, kas yra toks žaidimas Interlandas. Tai Google kurtas žaidimas, jis yra pasiekiamas lietuvių kalba apie saugumą internete. Yra tam tikros dalis žaidime pagal kategorijas. Tai dalinkis atsargiai, atpažink klastotę, saugok savo paslaptis ir šaunu būti geram. Kiekvienas tas žaidimas turi savo nuorodą, tiesiog ją paspausite ir galite išbandyti. Tai čia toks priminimas tiems, kas jau matė šitą žaidimą, kad jau toliau galite, be to, ką mes einame, jūs irgi galite tą Interland žaidimą išbandyti, o naujokams tiesiog nepamirškite, kad šitoj vietoj prie įvados galite rasti tą žaidimą Interlandas. Interaktyvus, įdomus žaidimas, tinkamas vaikams ir tikrai rekomenduojame jį pasidaryti kiekvieną tą dalį, kurios yra siūlomos. Prie kiekvieno modulio dalių, ne tik prie įvado, bet ir prie kitų temų, galite rasti užduotis, kurios yra suskirstytos pagal tokią kategoriją nuo 0 iki 3. Tai nuo jau tos pirmosios pradinės klasės iki 3, tai užduotis skirtos jaunesniems vaikams pagal klasę. Jeigu prie užduoties nėra parašytos klasės, tai jinai yra skirta vyresniems vaikams ir 4-8 klasių vaikams. Tai taip galite atsirinkti priklausomai nuo to, su kokiais vaikais dirbate. Mes kiekvieno užsiėmimo metu vis laik nagrinėjam temą. Tai kokias temas mes jau ėjome kelias, kai kyla abejonių pasikalbėk, irgi čia yra ir teorinė, ir praktinė, ir užduočių dalis. Tai kiekvienoje modulio temoje, pavyzdžiui, čia atsidarysiu, rasite suprask dalį. Tai suprask dalis labiau teorinė, kurioje daug yra paaiškinimų. Tada rasite išbandyk dalis. Čia matote, dešinėje pusėje yra meniu, tiesiog su nuoroda paspaudžiate ir patenkate į tam tikrą dalį. Išbandyk dalis yra labiau praktinės tokios užduotis, kurias pasibandom pagal tą teoriją, kurią nagrinėjame. Ir tada dar yra kurk dalis. Tai kur rasite kurk dalis, suprask išbandyk, kurią sakiau, ir yra kurk dalis. Čia jau visiškai tokios praktiškos, kurias rekomenduojame jau imti ir su vaikais daryti. Suprask ir išbandyk labiau yra mokytojams skirtos, kad jie galėtų pasiruošti,
Taip pat galite, aišku, kartu ir su vaikais viską daryti, bet labiau tokia didžiaja dalimi skirsta mokytojams, kurkdalis jau visiškai pritaikyta yra su vaikais. Prie kurkdalių, kai atsidarysite, galite rasti pratybas. Tai čia yra, matot, pratybos mokiniams. Ir šalia yra mygtukas išmokti. Tai tiesiog, kai jau praeinate kažkokią tai užduotį, galite pasispausti, kad išmokta ir matysite, kad jau į tą pasimėlynuos jums tas ir užsidės kaip išmokta. Ir tada pratybos mokiniams jūs galite suformuoti savo klasiai pratybų kodą, paspaudžiu, ir atsiranda tiesiog raidės, kurias reikėtų duoti vaikams. Ir tas raides, aš čia parodysiu tiesiog gal, ir atsidarysiu būtent kaip mato vaikai. Jūs, kai atsidarote vedlius, tai jungiatės kairėje pusėje esantį prisijungimą, savo prisijungimo duomenys susivedat, o dešinė pusė yra skirta mokiniams. Tai tą koduką, kurį aš suformavau, įsideda vaikai štai čia. Ir pratybas gali vaikai be prisijungimų tik su koduku atsidaryti ir tiesiog toliau visi kartu darote. Tai čia tik parodau, kad žinotumėte šitą dalį. Mes paskui pratybas, vieną užduotį darysim su pratybomis, tai detaliau galėsiu praeiti ir kiekvienas pamatysim, kaip jos veikia. Tai vaikams koduką kopijuojam ir duodam, jie jungiasi. Mokytojai tuo metu, kai ruošiasi, ir mes šiandien tą darysim, spausim mygtuką peržiūrėti pratybas. Pasispaudžiam, pratybos atsidarė ir jau toliau darom. Spaudžiam, einam, pavyko toliau, galime visą laiką grįžti atgal ir kiekvienas žingsnelis yra detaliau aprašytas. Tai čia yra apie pratybas, o dabar nukeliausiu, daugiau priminsiu, ką mokėmės. Tai kelis pamokėlės, kai kyla abejonių, temą jau nagrinėjame prieš naujus metus, dalinkis irgi taip pat nagrinėjame, įvadas irgi buvo, tai šiandien mūsų tema bus atpažink klastotę. Taip pat dar turėsim, kaip ir sukasi skaidrės tuo metu, kai jau jungiatės, buvo po šiandienos temos, dar turėsim kelis susitikimus. Tai turėsim saugok savo paslaptis temą ir šaunu būti geram. Ir bandysim jau čia, einam link tos dalies, kada daugiau visko praktiškai bandomės. Pirmosios dalys buvo labiau teorinės, kada turėjom sužinoti, suprasti, o čia šiandien irgi taip pat su atpažink klastotę bandysime ir pakalbėti, ir praktiškai išbandyti. Tai dabar iš karto ir jūs galite būti atsidarę kartu, atpažink klastotę temą, ir atsidarome, suprask ir išbandyk pirmąjį dalį. Tai šitoje temoje labiau nagrinėsime apie tai, kaip mes galime atpažinti informaciją, kurią randame internete. Ar ta informacija yra saugi, ar jinai yra teisinga ar neteisinga, ar yra patikima ar nepatikima. Tai aišku, suprask dalyje, čia yra dešinėje pusėje meniu, o čia visi yra aprašymai. Tai kai ir jūs ruošitės šitos medžiagos ir su vaikais, kai darysite, tai irgi rekomenduoju pasiskaityti detaliau, pasižiūrėti, išsinagrinėti visą medžiagą, tai suprask tą dalį. Jos yra ne tiek ir daug, bet pakankamai detaliai yra, kas svarbu žinoti. Tai svarbu, aišku, tas su vaikais pakalbėti ir išsiaiškinti, ar jie supranta, kad gali būti internete ir nesaugios informacijos, ir nepatikimos informacijos. Ir kartais būna ir žmonių, kurie tuo naudojasi, tais tokiais žmonėmis, kurie viskuo tiki ir visa informacija internete galvoja, kad yra teisinga ir naudinga. Tai jie tada ieško tokių žmonių ir bando visokiausiais būdais išgauti tiek asmeninę informaciją arba tiesiog pakenkti. Tai šitoje temoje ir yra tai nagrinėjama ir bandoma ugdyti tokį sąmoningumą žmonių, arba jau su vaikais dirbame vaikų sąmoningumą, kaip atpažinti tinkamą arba netinkamą informaciją. Tai čia jums pateikiamas yra ir žodynas, kas tai yra afera, kaip anglų kalba įvardinama, nes dažnai pamatysite lietuvių gal kalba mažai, ta afera pavyzdžiui, arba antraštinis masalas, arba apsimetinėjimas. Dažniau sutiksite tokių žodžių kaip scam, arba clickbait,
arba catfishing, arba phishing. Tai šitus galite taip susijęti ir anglų, ir kaip lietuvių kalba tas įsivardinimą. Tai labiau kiekvieną tą dalį pasižiūrėkite iš žodyno pusės. Tai aišku, ir tas clickbait apie tą internetinį turinį, kuris pritraukia dėmesį ir skatina paspausti kažkokią nuorodą, visokiais būdais mažai gal informacijos pateikti, ir tada žmonės spaudžia ir galvoja, nueina į svetainę arba į tam tikrą nuorodą, kur nukeliauja. Apsimetinėjimas irgi catfishing. Suklastota tapatybė arba paskyra socialiniuose tinkluose, kad apgaudinėtų kitus žmonės. Tai šitą irgi panagrinėkite ir būtinai pristatykite vaikams, kai su jais dirbsite. Tada phishing, duomenų išviliojimų jau čia toks yra skirtas. Tai čia toks kaip galbūt sukčiavimo bandymas, apgaulės būdu internete išvilioti prisijungimo duomenis arba kitą asmeninę informaciją. Tai čia dažniausiai toks pasitaikantis ir galbūt daugiausiai mes su tokiu susidurėm arba daugiausiai esame matę. Ir yra kiti, aišku, žodyno žodžiai, kuriuos irgi galite pasižiūrėti jau paskui, kai ruošiatės. Bet svarbiausia, nepamirškite, kaip šitoj vietoj kalbėsite apie apgaulės visokias, tai su kuo, kaip yra ir pastaba mokytojams, tai su kuo, pasiklauskite pas vaikus, su kuo jie yra patys susidūrę. Ar teko žinoti, ar tiek tą lietuvišką, tiek anglišką žodį, ar kad nors esat kada nors pastebėję, ar papuolė tokią situaciją, galite padiskutuoti, kaip jie elgesi, kaip jie galvotų, kaip reikėtų elgtis ir panašiai. Tai diskusija atrodo kaip ir tokia tik pasikalbėjimas, bet jinai yra labai svarbi, nes jūs galite įvertinti, kokiu lygmeniu ir kiek raštingi yra vaikai, būtent iš tos saugumo pusės, kaip elgesi jie internete. Ir labai svarbu ir tą atminti dalį pasižiūrėti, tai galbūt šitas sakinys, aš jį pažymėsiu. Tai čia labai svarbu žinoti tai, kad žinutė, interneto svetainė ar skelbimas negali nustatyti, ar mūsų tas įrenginys turi kažkokių problemų, kad tai kai būna iškrenta pranešimas. Ir tada visi stengiasi iš karto spausti, žiūrėti ir panašiai, kitas pranešimas toks ateina. Jeigu yra kažkas negerai, ir jeigu visą laiką dvejojate, tai geriausiai tam tikrų nuorodų tų pranešimų nespausti ir visą laiką įsivertinti prieš tai, kritiškai pagalvoti, tik tada eiti, spausti, reaguoti ir panašiai atsakinėti. Ir čia galbūt labiau svarbu keli tokie punktai. Jums yra jie išrašyti, aš pabandysiu juos kelis bent aptarti. Tai prieš spausdami ant nuorodos arba dalindamiesi tam tikrą informaciją su kitais, visą laiką įvertinkite tai, ką matote, ir atsakykite bent į tokius klausimus. Tai galbūt svarbi įvertinti, jeigu siuntė tam tikrą įmonę, tai galbūt ar yra žinomas vardas, ar kažkoks organizacija, įmonė, prekybos gal tinklas ir panašiai, tai įsivertinkite, ar jūs ją žinot, ar teko tenai lankytis ir panašiai, kad jums rašo, ar jūs prenumeravote galbūt naujienas ir panašiai. Tai ar kažkur matėte, nes galbūt ne, tai tada ir neverta jums tenai to spausti ir daryti. Ir tada labai svarbu pasižiūrėti, ar yra galbūt teisingai išrašyta informacija, ar ten lietuvių kalba viskas taisyklingai parašyta, neturi klaidų, nes kartais gali būti kenkėjai ne lietuviai ir jie išsiverčia su vertėju, bet tada yra logikos klaidų ir tada jau tartina gali jums būti taip. Tada labai svarbus yra, koks yra adresas, atkreipti dėmesį. Tai būtent tos nuorodos adresas, jeigu jums siunčia kažkas, tai labai svarbu, kad štai tokį matytume ir galime tada įsivertinti, kad būtent tokį matom, nėra kitokių galbūt raidžių ir po jo, kas toliau yra. Ir labiau tas ieškoti mažos spynelės kairėje pusėje, kurį mums irgi įvertins ir parodys ir panašiai. Tai kiekvieną kartą, kai nuorodą atsidarote, pasižiūrite, kaip ir pas mane, pasižiūrite, kas joje parašyta, kas toliau seka, nes kartais nuoroda gali būti labai panaši, bet tiesiog pridėta yra papildomų dar simbolių arba ženklų. Tai čia tam tikri yra ir daugiau, tai jos galėsite dar pasižiūrėti. O dar labai svarbu atkreipti dėmesį dar į kelis punktus.
kaip ir čia sako, nereikia panikuoti, nes nutinka ten daugeliu žmonių, nes jeigu ir paspaudėte ir kažkas įvyko, tai tiesiog bandote vaikams pasakyti, kad jie turėtų pasakyti tėvams arba mokytojams arba patikimiems kitiems asmenims, kad pasikeistų slaptažodis ar padėti jiems pasikeisti. Ir mes galim patekti į tokias situacijas, ne tik vaikai, tai ir mums labai svarbu tada pasikeisti slaptažodžius. Jeigu jie dažnai pasikartojančius turite slaptažodžius, tai juos irgi tada keičiatės visur. Ir jeigu susidūrėte su tuo, kad jums galbūt rašo pažįstamas, bet jūs neįsitikinę, ar tikrai ten tas žmogus, nors rašo jo galbūt vardą ar pavardę, tai visą laiką per kitus turimus būdus susisiekite su to žmogumi ir pasiklauskite, ar jis jums siuntė ar nesiuntė tos žinutės keistos įtartinos. Ir jeigu gaunate ypač elektroniniu paštu tam tikrą laišką, kuris matote, kad tikrai yra netinkamas, kenkėjiškas, tai būtinai padarykite, kad būtent šitas gavėjas nueitų į spam arba šlamšto skiltį ir jau daugiau jūsų nebetrukdytų. Kaip ten rašo, būna princai, karaliai ir laimėjote ir nelaimėjote. Tai šitus tikrai įsivertinkite ir būtinai pakalbėkite su vaikais. Ir dar mes keliaujame toliau su jumis prie išbandyk dalies. Tai išbandyk dalyje irgi matote, turime 4 užduotis. Vieną pabandysime pasidaryti, bent jau pasižiūrėti, kaip jinai yra daroma, o visas kitas irgi galėsite jau, kai darysitės ir ruošitės, tai viskas detaliai yra aprašyta. Kiekviena užduotis, tai dabar galbūt parodysiu, pavyzdžiui, antrą, kiekviena užduotis turi savo aprašymą, tikslą, ką reikėtų pasiekti, kaip pasirengti užduočiai. Užduoties atlikimo eiga turi dalomoji medžiaga, tai tiesiog nuoroda veda į tai, ką turėtų turėti vaikai, nes juo vadovausis tuo dokumentu. Ir paskui detaliai yra parašyta, ką ir kaip reikia atlikti užduotyje. Vat, jeigu matote, taip detaliau yra pastabų ir toliau. Tai kiekviena to užduotė, toliau sakant, yra 3 užduotis. Tai kiekviena užduotis turi savo prašymus ir detaliai ją ruošiantis galėsite tiesiog viską pasižiūrėti. O mes keliaujame prie pirmosios užduoties ir pabandysime, kaip ir čia tiksliai yra parašyta, suprasti, kokie būdai naudojami žmonėms apgauti internetu ar per įrenginius bei juos atpažinti. Tai svarbiausia suprasti ir atpažinti ir ugdytis tą įprotį tokį kritinį mąstymą, kad kartais informaciją reikėtų pamatuoti kelis kartus ir tik tada jau ją naudosiu, spausiu, siūsiu ir panašiai. Tai pagal tai, kaip jūs darysite su vaikais užduotį, tai jums reikėtų susiskirstyti klasį į grupės po kelis vaikus arba žiūrint priklausomai nuo klasės kiekių ir vaikų ir bandyti nagrinėtis pavyzdžius klasėje arba tose grupėse ir paskui jau bendrai nagrinėti, kaip kiekviena grupė įvertino. Tai jums yra pateikta dalomoji medžiaga. Mes su jumis bandysime, aišku, nesiskirstysim dabar grupėse, bet labiau bandysime kartu padiskutuoti. Ir mūsų užduotis yra tokia, kaip ir vaikams reikės, kiekviena grupė turės savo darbalapį, mes turim savo bendrą darbalapį, aš pabandysiu jį padidinti jums, kad matytųsi, o jūs galite, jeigu norite, atsidaryti ir per Vedlių platformą ir savo pasididinti, kiek jums reikia. Tai primenu, turime mūsų temoje atpažink klastotę temą, prie išbandyk dalies yra pirmoji užduotis ir šiek tiek žemiau yra dalomoji medžiaga. Ja atsidarykite savo arba kartu nagrinėsime. Ir užduoties yra tokia. Bandyti įsivertinti, kiek kritiškai aš galiu pamatuoti ir suprasti, ar informacija yra tikra ar netikra, tą, ką aš gavau. Tai pirmasis variantas yra čia, matom. Pirmas, tikras ar netikras. Tai reikia įvertinti. Tai galim dabar kartu padiskutuoti ir pokalbį lange prašysiu kiekvieną atsakymą pabandyti kartu įsivertinti. Kaip jums atrodo, aš pasakysiu, koks yra teisingas atsakymas. Taigi, turime elektroninį laišką, matom, turime elektroninį laišką, tema svarbi informacija apie narystę ir mūsų siuntėjas Ausinimas, membership, narystė ir Jonui atsiunčia laišką, labai dėkoja, kad pasirinkote neribotą narystę, norime jums priminti, kad jūsų pradinis 12 narystės laikotarpis eina į pabaigą.
Tikimės, kad per metus turėjote galimybę peržiūrėti ir džiaugtis daugybę įmonių rodytų filmų. Kadangi esate lojalus narys, netrukus perkelėsime jūsų narystę į aukštesnį premium lygį be jokio papildomo mokesčio. Prašytume prisijungti prie savo paskyros mūsų svetainėje ir atnaujinti savo asmens duomenis, kad galėtumėte sėkmingai naudotis visomis premium narystės galimybėmis. Ir pasirašo būtent tos įmonės kino komanda. Kaip Jūs manote, pokalbio lange parašykite, ar tai tikras ar netikras yra. Tiesiog, kaip Jums atrodo, ar tas elektroninis laiškas tikras, ar tiesiog jau kažkas tai nori išvilioti informaciją iš mūsų ar ne. Čia kaip tas all cinemas, kaip būtų mūsų ten forum cinemas, pavyzdžiui, ir panašiai, čia galim įsivaizduoti. Mhm. Jau matau, kai kas jau ir parašė, dėl ko galvoja, kad kai kas mano, kad tikras ir kai kas mano, kad netikras. Tai taip, dar matau, kai kas parašo. Mhm. Manau, kad galime finalizuoti, kaip iš tikrųjų yra. Tai tie, kas galvoja, kad tikras, tai yra, taip, čia yra tikras, nes mačiau irgi vienam mokytoja rašėte, kad HTTPS turime dvitaškis ir toliau tiesiog visa yra informacija. Galbūt kai kur sudvėjosite, kad čia iš to teksto siūlo iš karto perkelia ir panašiai, įtartina galėtų būti, bet galbūt svarbu atkreipti dėmesį, kad šitame laiške tiesiog nieks neprašo paspausti jokios nuorodos, niekur nereikia patvirtinti nieko, tai tiesiog yra pasiūlymas ir jokio įtartinumo per daug jisai neturi. Tai čia šiuo atveju yra tikras elektroninis laiškas ir tikrai, kaip ir Giedrė, matau, paskutiniam sako, kad nieko informacijos neprašo nieko patvirtinti. Gerai, keliaujame prie antrojo pavyzdžio. Taip, turime antrame pavyzdyje, reikia prisijungti failų peržiūrai. Internaut mail, tai čia šiuo atveju reikėtų reaguoti, kad tai, pavyzdžiui, kaip Gmail ten būtų, arba tiesiog koks nors mailas. Čia šitas nieko nereikėtų reaguoti. Tiesiog elektroninis pašto adresas, slaptažodis ir prisijungti failų peržiūrai. Tai kaip manote, būtent į šitą atkreipus dėmesį? Kaip Jums atrodo? Ir gal galite parašyti, kodėl taip manote? Dėl kokių priežasčių? Jau matau tam tikrų atsakymų gerų. Taip, tai matau tikrai gerųjų tokių minčių, dėl ko. Taip, ir tikrai atsakymas yra, kad netikras. Adresas nėra toks patikimas ir jis įtartinas toks, neturime prieš tai irgi tų mūsų raidelių, kokias aš jas rodžiau. Ir taip pat labai įtartinai, kaip ir jūs rašėte, failų peržiūrai, tai nebūtinai taip, tiesiog prie pašto jungiatės ir ten visus galite failus žiūrėti, atsidaryti ir panašiai. Tai labai įtartina tą būtų daryti ir šitos pusės ir adresas irgi yra netinkamas, neteisingas. Tai čia yra neteisingas. Keliaujame prie trečiojo. Turime spurgų parduotuvę, spurgų puslapį. Ir kaip manote,
ar jisai tas puslapis teisingas. Taip, Giedrė, ten prieš tai irgi rašėte, matau, kad gali būti atskiras skirtas būtent failų. Kartais būna tik failui, bet įsivertinam kelis kartus. Jeigu žinote, kad failus galite pasiekti ir kitaip, tai kam jums jungtis ir tada pasižiūrite į adresą. O kaip čia yra? Taip. Mhm. Tai galime eiti prie išvados. Čia yra tikras. Kaip ir prieš tai, dabar tą, kur antrame dalyje matot, neturim nei spinelės to žalios, nei HTTPS pradžios, tai čia matot žalią spinelę ir HTTPS. Ir čia prie spurgų žalia spirnelė jau iš karto gali indikacija būti, kad yra teisingas ir ne kažkoks tai keistas adresas. Tai vien tik dėl šito galime įvertinti, kad tai yra tikras puslapis. Gerai. Keliaujame todėl toliau prie kito, ketvirto. Kaip čia galvojate? Čia jau mūsų laiškas, puikiai galimybė, draugė. Robin siunčia ir mano vardas yra Robinas, aš dirbu mokytojų Nottinghamo mieste, mokau daugybę moksleivių ir manau, kad šių vaikų gyvenime tikrai vaidinu svarbų vaidmenį. Deja, miesto valdžia man priskaičiavo per didelius mokesčius. Kaip žinai, mokytojai niekada neturėtų mokėti tokių mokesčių, nes jų algos ir taip labai mažos. Aš šiuo metu tvarkausi popierius, kad gaučiau didžiulį palikimą, virš 5 milijonų eurų ir nenoriu, kad viskas atitektų valdžiai. Tu visada buvai geras draugas, todėl norėčiau palaikyti tuos pinigus tavo sąskaitoje, kol pasibaigs mokestinis laikotarpis. Už tai esu pasirengęs sumokėti tau 1 milijoną eurų. Tai tikrai labai geras pasiūlymas ir jūs siunčiu tik tau, mano draugė. Prašau, atsiųsk man savo banko sąskaitos duomenis, kad galėčiau pervesti tos pinigus į tavo sąskaitą. Ir tavo geras draugas. Kaip manote? Taip, tai galima finalizuoti, kad tai yra netikras. Kaip ir sakiau, ten, pavyzdžiui, elektroninis paštas internaut yra tikras, todėl ir adresas yra geras. Adresas viskas tvarkoja su juo yra. Yra blogai su paštu ir tuo pašto turėtų, tuo Robinu, kuris čia norėtų mums atsiųsti. Tai aišku, jisai prašo atsiųsti jūsų banko sąskaitos duomenis. Tai jeigu jau kažkas jau prašo jūsų tą siūsti, tai jūs turite tikrai žinoti, pažinoti ir ne vien tik tai elektroniniu paštu susisiekti su jumis turi ir tą padaryti. Istorija irgi neįtikima, šiek tiek tokia ir tie milijonai tokie neįtikimi, tai visą laiką iš kelių pusių pamatuojam ir tai suprantam, kad yra netikras. Turime penktąjį ir penktame turime tokį internaut accounts. Tai čia internaut kaip mūsų paštas, tiesiog viskas gerai. Ar čia tikrai jūs jau mūsų tas prisijungimo pašto klausia? Panašu, kad jungiatės į savo paskyrą iš naujos vietos tam, kad įsitikintume, jog tai tikrai jūs, o ne kas nors bando įsilaužti jūsų paskyrą. Prašom atlikti šį greitą verifikavimą. Sužinokite daugiau apie šią papildomą saugumo priemonę. Pasirinkite verifikavimo būdą. Nu ir čia reikia pasirinkti, patvirtinti savo telefono numerį ir patvirtinti atsarginį elektroninio pašto adresą. Ir kaip manote? Ar tikras ir ar netikras ir kodėl? Manau, kad galime finalizuoti. Žiūriu, kas ką parašė. Tai jis yra netikras. Kaip ir yra
elektroninių paštų paskyros kartais gali prašyti patvirtinti numerį, paštą patvirtinti, bet atkreipti tai reikėtų dėmesį į adresą. Matot, nėra mūsų tos žalios spynelės ir HTTP tik tai, neturime mes, tai tiesiog ir iš to pasižiūrime, vis laik įsivertiname prieš spausdami. Taip, ir dar vieną turime 6. Jau čia turime žaidimas išvilioti duomenis ir turim spausk čia ir gauk 1000 nemokamų monetų, kad peršoktum 7 lygius. Spausti. Ar spaustumėte, kaip galvojate, tikras ar netikras? Taip, tai yra netikras, matom ir iš adreso jau tokio HP tiesiog ir tiesiog jau čia spaudžiate ir iškart laimite ir tai neįtikėtinai taip dažniausiai nebūna. Aišku, indikacija irgi jau iš teksto galima pasiskaičiusi. Tai tiesiog labai adresą svarbu sekti ir žiūrėti, turim netikrą. Ir turime paskutinį 7. Turime vėlgi sportbačių išpardavimas. Ir tu laimėjai, sveikiname, reikia apmokėti tik siuntimo išlaidas. Žemiau įvesk savo kreditinės kortelės duomenis ir gauk 3 poras sportbačių nemoka. Tik kreditinės duomenis reikia suvesti. Tai kaip jūs manote čia šiuo atveju? Ir galbūt kodėl? Dėl ko galvojate, kad tai yra būtent jūsų atsakymas? Aušra, matau, tikrai pagal tai. Viena iš indikacijų, kada reikėtų sudvejoti. Lilija irgi, kad tiek uždyko su Giedre, tikrai banko duomenų dar prašom. Reikėtų atsargiai. Taip, tai kelios indikacijos, tai yra netikras. Tai adresas irgi nerodoma mūsų spynelė, trūksta raidės. Nerealus pasiūlymas, kad tiesiog reikia siuntimo išlaidas ir gauni sportbačių, nors galbūt ir nesilankėjo, gal ir lankėsi kada nors toj parduotuviai. Ir banko arba ypač kreditinės kortelės duomenys iš viso nerekomenduotina niekur nieko vesti, jeigu neplanavote, nepirkote, nes tokiu paprastai būdu nevyksta taip. Tai tiesiog yra ilgesnis procesas, jeigu kažką perkate, reikia tam tikrų duomenų. Tai va, tai čia tokia užduotis, manyčiau, kad visai smagi. Kai darysite su vaikais, galite naudotis būtent šitų pavyzdžių, šitų darbalapių, bet taip pat jūs galite sugalvoti dar, jeigu jums visai bus įdomu, sugalvoti savų pavyzdžių, tokių panašių galbūt, pasidaryti ir vizualą arba laišką kažkokį sugalvoti, kuris bus į tą tematiką, kur vaikams galbūt patinka ar domėsi tokiam svetainėmis, vieną padaryti tinkamą, kitą netinkamą ir panašiai. Tai šita užduotis tikrai labai įdomi ir reikalinga apkalbėti su vaikais. Ir taip pat primenu, kai ruošitės arba kažkas vėliau prisijungsite, pirmos užduoties, tai, ką mes va čia nagrinėjame, kalbėjome, taip pat ir atsakymai irgi rasite čia. Ir būtinai rekomenduoju pasidaryti dar 2., 3. ir 4. užduotis. Antra užduotis, ar tai tiesa, tai čia taip pat irgi reikėtų naudotis dalomąją medžiagą. Tai čia tiesiog atsidarysite ir kiekvieną apgalvosite apie logiką, apie žingsnius, etapus. Tai šitą irgi labai panašių principų irgi galėsite naudoti, diskutuoti. Taip pat 3. užduotyje labiau yra apie tai kalbama, kaip ieškoti internete. Kaip rašyti raktinius žodžius, tai taip pat irgi mokintis, kaip dažniausiai tas daroma. Ir čia yra pateiktos dalomoje medžiagoje tam tikros situacijos
ir pagal jas jau reikėtų rašyti tos raktinius žodžius paieškoje, kaip mes ieškom internetinėje paieškoje. Tai čia tiesiog mokinti ir ugdyti vaikus, kaip raktinius žodžius kartais rašant, arba kaip iš naujo jos rašant, perdarant, gauname vis kitokį rezultatą. Tai šitą irgi galėsite pasibandyti. Ir iš kitos pusės dar ketvirta užduotis, jei būtume paieškos sistemos. Tai yra viena, kada rašom raktinius žodžius, o kita suprasti, kaip veikia internetas ir kaip veikia paieškos sistemos. Tai šitą irgi pasibandykite, irgi yra dalomoji medžiaga vaikams, kada jie galės pasižymėti, pasirašyti. Tai tas likusias užduotis, tai skirkite laiko be pirmosios, kuri tokia yra įdomi, yra ir kelios kitos, tai jas irgi galėsite jau paskui savarankiškai prisėdę pasiruošti ir išsibandyti. O mes galime keliauti prie mūsų jau kurk užduočių. Tai kadangi šitą mes praėjome, tik jums beliko dar pasižiūrėti antrą, trečią, ketvirtą užduotis, tai aš manau, kad galime finalizuoti ir paspausti, kad yra, pas jūs turi būti išmokau, ir kai paspausite išmoktą, matot, užsimėlyna, tai vadinasi, jau pasispaudė mygtuką. Tai šitą aš iškart pasispaudžiu, nes jau viską esu praėjusi, pasidarius, jums beliko dar kelias užduotėlės pasibandyti. Ir mūsų štai čia, matot, tada jau šviečiasi žaliai, jeigu jūs paspaudėte išmoktą. Ir mes galime keliauti prie kurk dalies. Tai bandysime kelias užduotis, tai pradėsiu nuo vienos, o kitą pasižiūrėsim kaip laikė, tai parodysiu, arba gal dar spėsim kažkokią dalį patys pasibandyti. Tai mūsų bandysime, kaip atpažinti netinkamą informaciją internete. Tai šitoje užduotyje taip pat jau mes matome pratybas, jas mes naudosime šiandien. Ir šitoje užduotyje mes bandysime kurti minčių žemėlapį, angliškai mind map, kuris padės mums įvertinti straipsnį. Kaip mes dabar vertiname, ar laiškas, ar svetainė yra tinkama, ar netinkama internete, kurią mes gauname. Tai taip ir čia turėsim situaciją ir bandėsime per minčių žemėlapį pagalvoti, susižymėti ir tada įvertinsim, jau šiuo atveju temą turim, straipsnių, reklaminių žinučių ir kitų tekstų patikimumą internete. Tai irgi kurk dalyje pradėsime nuo šitos vietos. Tai čia primenu, kad dešinėje pusėje yra meniu ir įrašą paskui galėsite čia matyti, ir pratybos, ir paskui kiekvienas tas žingsnis, kuris yra labai svarbu. Tai mes tiesiog keliausime į pratybas, aš tik tai parodau, kad kai ruošitės, kiekvienas projekto žingsnis yra aprašytas, pasirengimas projektui, kaip reikia atlikti, pati projekto kūrimo eiga, darbalapis, nuorodos, yra viskas sudėta apie pasirašymai ir yra net patarimai mokytojų, ką dar daryti toliau. Tai šitą, kai jau ruošitės patys, galėsit paskui pažiūrėti, bet daug detalių matysime ir gausime pratybose. Tai ką mums reikės atlikti bendrai? Mums reikės perskaityti straipsnį darbalapyje, išanalizuoti jį, sukurti žemėlapį, tai tas minčių žemėlapį pasidaryti, tada padiskutuoti ir papildyti žemėlapį, galėsim jį padailinti, viską parodysiu, ir patikrinti, ir išsaugoti, ir atsisiųsti, ir tada jau paskui, kai jūs darysit su vaikais, tai galėsite jau kiekvieną žemėlapį aptarti, nes čia kiekvienas jau savo darys, o mes darysime kartu. Tai nuo šito momento prašysiu kartu su manimi eiti ir kartu daryti praktiškai, viską išbandyti. Tai eisime į temą, kaip ir primenu, gal tada nueisiu tą kelią. Atpažink klastotę. Kurk dalis, paskutinė užduotis, kaip atpažinti netinkamą informaciją internete. Ir iškart viršuje spaudžiam pratybos mokiniams. Kai atsidaro pratybos mokiniams, mes spaudžiame mygtuką peržiūrėti pratybas. Ir kai paspausite, atsidarysite pratybas, duokite žinoti pokalbio lange, ar jums atsidarė pratybos ir ar matote štai tokį vaizdą kartu. Pokalbio lange
parašykite, kad mes žinotume, ar pavyko jums. Taip. Ir tada galėsime kartu daryti užduotėms. Taip. Galbūt reikia dar pasižiūrėti, dar rašo kai kas, gal dar atsidarinėjate kais nors. Kaip yra, gal kažkas rašėte pasižiūrėsiu. Taip, su reakcija matau, keli yra žmonės, kurie pažymėjo, aš atsidarysiu, kad matyčiau. Gerai, tai galime tada gal startuoti. Tai spaudžiame mygtuką pradėti. Ir čia mes matome straipsnio nuorodą. Spaudžiame ant jos ir jūs pasispauskite, kad ir jums atsidarytų. Ir jums atsidaro straipsnis. Tai straipsnį ir aš rodysiu, bet jeigu norite detaliau patys pasiskaityti, jums tai patogiau, tai jūs galėsite savo prisiartinti ir savarankiškai paskaityti. Tai turime straipsnį. Pasižiūrime, sugrįžti pratybas. Perskaityti straipsnį darbalapyje. Taip, keliaujame į straipsnį. Straipsnis yra šokiruojanti tiesa apie tai, ką mokytojai veikia po pamokų. Ir žiūrim naujienų portalas šiandien, data yra, straipsnio paveikslėlis ir pasiskaitom, ką čia jau tas straipsnis pasakoja. Aš paskaitysiu, o jūs pasekit kartu, jeigu norit savarankiškai galite pasižiūrėti. Neseniai Vilniaus universiteto atlikta mokytojų apklausa parodė, kad 86% mokytojų po darbo veikia tai, ką ir visi kiti. Jie tvarko buitinius reikalus, ruošia vakarienę, leidžia laiką su šeima, atlieka namų ruošos darbus ir ruošiasi kitai dienai. Tačiau pastaruoju metu daugelis mokytojų pradėjo užsiimti neįprastą veiklą. Prieš 10 metį dėl ekonominių problemų daugelis savivaldybių sumažino savo švietimo biudžetus. Tai reiškia, kad atlyginimai mokytojams nebus keliami daug metų. Daugelis mokytojų dėl savo mažo atlyginimo, negalėdami padengti savo bazinių išlaidų, dabar imasi papildomo darbo. Kai kuriuose savivaldybėse mokytojai netgi rengia streikus dėl atlyginimų didinimo, kad turėtų galimybę atsisakyti papildomų darbų ir skirti daugiau laiko savo moksleivių ugdymui. Tai tiesiog tai yra sugalvoto tokio straipsnio ištrauka ir mes bandysime jį įsivertinti iš tos prizmės, ar tai yra teisingas, pagal ką ir kas jame yra atlikta. Tai straipsnį perskaitėme, spaudžiame pavyko ir mums reikia atlikti analizę, išanalizuoti perskaitytą straipsnį, ar jis atrodo teisingas, galbūt melagiena. Ir kai jau su vaikais darysite, galėsite, aišku, pateikti jiems ir kitokius straipsnius, čia yra toks kaip pavyzdys, bet jūs galite jau kai darysite pagalvoti ir padiskutuoti, kodėl jie taip mano, kodėl taip yra ir panašiai. Tai kaip jūs manote, ar galėtų būti straipsnis toksai, jeigu analizuotume, toks ir teisingas toks galėtų būti? Taip ar ne galbūt? Galite pokalbių lauke parašyti, arba galima balsuoti. Jeigu manote, kad toks straipsnis galėtų būti teisingas, tai paspaudžiam žalią varnelę, o jeigu ne, tai raudoną. Kas rašo, kad nėra konkretumo duomenų. Taip, ir kad jau pradedat balsuoti, kad teisingas toks galėtų būti toks straipsnis, raudonas iksiukas būtų, kad negalėtų. Kaip jūs galvojate?
Kai kas rašo, kad teisybės yra, kai kas balsuoja, kad taip, kai kas, kad ne. Tai aišku, straipsnį bet kokį turbūt galima paimti ir nagrinėti. Čia yra tik viena iš versijų tokį, kurį mes įmame. O mes galime tada keliauti prie kito žingsnio. Tai lygiai tokiu pačiu principu, arba, aišku, klasėje būtų didesnė diskusija, daugiau galėsite pasisakyti vaikams, bet keliaujam išanalizavę straipsnį susikurti žemėlapio projektą. Tai yra minčių žemėlapis. Kartais mintis sunku išreikšti, išsakyti ir sudėtinga turbūt įvertinti, bendrai padaryti analizę, kaip ir mes čia dabar, lyg tai taip, lyg tai ne, yra dvejonių ir panašiai. Kai pasidarom minčių žemėlapį, jame susirašom visas mintis, kokios kyla, ir tik tada galim padaryti jau realesnę, aiškesnę išvadą. Tai mums reikia trečiame žingsnyje sukurti žemėlapio projektą. Tai pasispaudžiam ant programos, spaudžiam ant jos ir jums turi atsidaryti minčių žemėlapio kūrimo programa. Prie jos registruotis nereikia. Tai tiesiog, kai esate šitome puslapyje, spaudžiame žalią mygtuką. Mums nereikia kairės pusės, nesiregistruojam dešinę. Ir Mind Map Now, arba čia yra parašyti pradėti nesiregistruojant. Spaudžiam šitą mygtuką ir turite matyti tokį vaizdą. Jeigu atsidarėt ir matote tokį vaizdą, tai duokite žinoti reakciją arba parašykite pokalbių lange arba reakcijos mygtuką paspauskite. Šitą žemėlapį jūs galėsite, aišku, ir šitoje temoje daryti, bet taip pat galėsite ir kitose, galbūt, jeigu bus naudinga kurtis mintis, idėjas, ar analizuoti tam tikrą informaciją, bet kokioje turbūt temoje. Gal visai įdomi yra programa. Gerai, tai turime žalių varnelių ir turime, kad rašote pokalbių lange. Galėsime keliauti prie kito žingsnio, tai prie pratybų. Mums pavyko atsidaryti. Čia turime į geltoną įrašyti straipsnio pavadinimą. Tai mūsų straipsnis yra šitas šokiruojanti tiesa. Aš jį pasiimsiu. Nagrinėsime, padedu pelę, pasižymiu tekstą ir įsiklijuoju pažymėtą tekstą, jį tiesiog susitvarkau, kad nebūtų. Ir galiu pasidėlioti, kaip noriu, kad man tilptų sutampyti. Taip. Ar pavyko įsikelti? Jeigu kilo kažkur tai klausimas, kaip tą padaryti, būtinai parašykite. Tai čia mūsų yra nagrinėjama tema. Gerai, keliauju prie pratybų. Mums pavyko straipsnio pavadinimą įsirašyti. Ir čia paskui jau yra išmonė. Mes šiandien galbūt tiek daug visko neaptarsime, aš parodysiu pačią pradžią, nes mes turėsime greitų metų jau konsultaciją, ar ne, Egle? Jau mums mažai jau taip laiko beliko pamokėliai. Parodysiu patį principą, bet ar jūs nagrinėsite šitą straipsnį ar šitą temą, ar jūs kažkokį kitą galbūt, tai svarbiausia, supraskite patį principą, aš jums parodau. Tai diskutuoti ir papildyti žemėlapį. Tai pagalvokite apie antraštę, kas joje parašyta. Jūs galite net paimti prieš tai mūsų nagrinėtus pavyzdžius, ne tik straipsnio, galite nagrinėti e-mailo, to, kurį mes ten prieš tai nuorodos, ar ten laimėjimo kažkokio, kur ten sportbačius ir panašiai. Kiekvieną iš temą, kokią norėsite. Ir įvertinate, ar ten šaltinį, ar tekstą, iliustracijas, patikimą ar nepatikimą, ir jau paskui pasižymite spalvomis, galbūt ten kokia žalia patikima, raudona dėl to nepatikima, komentarus susirašti ir panašiai. Tai kaip tai atrodo? Tai tiesiog yra dešinėje pusėje žalias mygtukas, apačioje, pasispaudžiu ir man atsiranda dar vienas laukelis, kurį aš galėčiau irgi dėliotis. Arba tiesiog, jeigu nueinate prie čia pirmojo to mūsų pavadinimo, paspaudžiate pliusiuką ir atsidaro iš karto su rodiklyte, jeigu norite. Štai čia irgi paspausiu pliusiuką ir atsidaro, vienas yra su rodiklyte gali būti, arba tiesiog paprastas neišvedantis. Ir kiekvieną kartą, pavyzdžiui, teisingas būtų
Tai galbūt antraštė ir tada komentarą galite parašyti, ką manote, kokia antraštė buvo. Tada šaltinis, pavyzdžiui. Toliau galite rašyti faktai. Ir kiekvieną tą iš temų ir galite tiesiog paskui susidėlioti aplink. Ir paskui, jeigu manote, kad faktai, pavyzdžiui, buvo neteisingi ar neteisingi, tai jeigu pasispausite dešinį pelės mygtuką, tai galite redaguoti patį tekstą ir spalvas ir pasirinkti, kaip sakėm, galbūt neteisingai atrodo raudonus paskui pasižymėti, jeigu antraštė teisinga, galbūt dvejojate geltonus. Ir jeigu norite paskui susijęti vienas su kitus, tai tiesiog galite pasirinkti štai čia šitą, pasirinkti rodiklytę ir nuvesti iki kur norite, jeigu norite, kad susietų jums visus, kas iš ko kyla. Čia. Taip. Ir jau paskui iš šito gali kilti dar toliau ir taip mes keliaujame, kol sudarome, kas iš ko kyla ir tada žiūrim, kiek turim tų raudonų faktų, kiek tokių įtartinų gelsvų ir kiek žali, kurie mums pasako, kad tai buvo jau mums patikimai atrodė. Tai taip dėliojame aplink minčių žemėlapį. Kiekvieną, kaip sakiau, kiekvieną mintį paskui galite daryti taip, kad kiekviena mintis yra detaliau praplėsta. Tai pavyzdžiui, faktus galite irgi kiekvieną faktą susidėlioti, jeigu aš čia pažymėsiu irgi raudoną, ir kiekvieną faktą aprašote. Kodėl galvojate, kad faktų nėra arba tiesiog trūksta informacijos, trūksta duomenų ar ten skaičių ir panašiai. Ir taip pat irgi galite šitą susijęti, kad iš faktų mes keliaujam tokias turi mintis. Ir taip vieną po kito keliaujam ir dėliojam informaciją. Tai gerai, sugrįžtų į čia. Kai susidėliojate, jeigu matote mintis, galite paredaguoti ir čia paskui galėsite patys, kai bandysite, pasiryškinti, pasviruoti. Jau paskui mes žaidžiam spalvomis, tekstais, prikabintą net galima paveikslėlį, tai galite tiesiog atsisiųsti ar nusikopijuoti, nusiskrinšotinti, pasidaryti ekrano nuotrauką būtent šito ar jūsų kito turimo paveikslėlio ir jį įsikelti. Čia dešinį pelės, dabar galvoju, šitas, va. Ir čia pliusiukas turėtų būti įsikelti norimą failiuką, kurį turite. Tai tiesiog galėsite įsikelti, o gal tiesiog norėsite kokį nors panaudoti, bet čia reikėtų registruotis, pažiūrėti tam tikras funkcijas, kurias galėsite naudoti. Tai tiesiog jau patobulinti patį jūsų žemėlapį galėsite norimais savo būdais, jų yra visokių. Ir tada rodiklės parodžiau, kad galite susižymėti, spalvas pasidarote. Ir jau kai turite minčių žemėlapį, tai aš galbūt jį parodysiu žemiau, apie ką mes kalbame. Minčių žemėlapis dažniausiai toks atrodo, pagrindinė mintis. Viena frazė ją išdiskutuoju, kita frazė arba mintis ją detaliau išdiskutuoju ir taip gauname minčių žemėlapį. Tai šiuo atveju irgi detaliau čia yra aprašyta. Pavyzdžiui, turime daug minčių, jas paskui suskirstome į kategorijas, nubrėžiam rodiklės ir tada jau gauname tokį, pavyzdžiui, minčių žemėlapį su iliustracija pagal kategorijas. Ir jau tada galime svarstyti, kiek ir ko duoda iš minčių mūsų šitas straipsnis arba kokia nagrinėjama tema. Tai taip atrodo minčių žemėlapio kūrimas. Ir jau kai turite minčių žemėlapį, atsisiunčiate viršuje, dešinėje pusėje kampe, kokiu norite PNG, JPG formatu. Ir atsisiuntęs kiekvienas, kai atsisiunčiate savo minčių žemėlapį, galite paskui apie tą žemėlapį diskutuoti ir kiekvieną savo parodyti. Apsitarti ir toliau. Galima taip pat pratybose, kai vaikams bus, kai išduosite pratybų koduką, vaikas gali įsirašyti savo vardą ir tada įterpti čia ir jūs tada pačios platformoje prie klasės galėsite matyti tos klasės keltus vaikų darbus. Arba tiesiog gali jums formatu kitaip atsiųsti. Tai čia tiesiog mes taip užbaigiam užduotį ir galime iš karto keliauti į patį
viršų, būtent šitos užduoties. Čia, kur yra pas jūs rodo išmokau, spausti reikia. Taip, matot, toks šviesus. Šią temą mes galim pasispausti, kad jinai yra išmokta. Ir jau mums žalia varnelė pasižymės. Ir parašykite gal arba reakciją uždėkite, ar pavyko pratybas pasispausti, kad išmokom. Ir tada aš minutę skirsiu parodyti, kas dar jums liko pasižiūrėti, o mes greitu metu jau keliausime į konsultaciją ir klausimus. Taip, tai primenu mūsų temą, kad turėjom atpažink klastotę pasidarėm. Šitą temą galite patiems mažiausiams lengvesnė yra skirta, galėsite irgi pasižiūrėti, jeigu turite mažesnių vaikų ir norite lengvesnių užduočių. Ir taip pat pasidarėm, kaip atpažinti nepatikimą informaciją internete. Ir dar viena liko iškurk su Scratch. Tai klausimas galbūt jums, ar naudojate Scratch, ar pažįstate tokią programą. Tai jeigu turite ir naudojate, tai galite vieną iš tokių užduočių padaryti su Scratch. Su Scratchu darome pokalbį, kada imituojame tokį kaip animaciją, kurią turim pas mus kreipiasi ir prašo duomenų, ir tada imituojam vaiką ir jie kartu diskutuoja tam tikrą klausimą. Kažką tai prašo tas jau mūsų kažkoks slaptas, tas, kuris kreipiasi, ir mes galim sugalvoti scenarijų, sugalvoti, kaip tas atrodys, apsirašyti ir va tada yra jau programa parašyta, jums reikės beliks tik padaryti tam tikras vaizdus sukurti ir tekstus sukurti ir jau tada gausime patį tokį pokalbį, kada vat, kalbasi vaikas su tam tikru galbūt kenkėjišku asmeniu ir bandom žiūrėti, kaip galėtų vystytis toliau scenarius. Čia vienas iš būdų, kaip parodyti vaikams, kaip reikėtų vystyti tokį pokalbį, jeigu mus kreipiasi galbūt ir prašo tam tikrų asmeninių duomenų. Tai šitą užduotį irgi rekomenduoju pasidaryti. Kai pasidarysite, irgi galėsite pasispausti, kaip ir aš, kad išmokta. Dabar kol kas mes jos dar nedarėme. Tai tiek šiandienai iš to, ką iš temos norėjome su jumis pakalbėti. Nepamirškite patys irgi pasižiūrėti, suprask, išbandyk dalį detaliau, ar įrašą mūsų, taip pat pasibandyti, suprask ir išbandyk dalyje praktinės užduotis ir būtinai įsibandykite kurk užduotis su vaikais per pratybas. Tai primenu, pratybas įspausite čia, pratybos mokiniams ir mokiniams formuojate koduką, jiems duodate ir jau jie tada daro kartu su jumis, kaip mes šiandien darėme. Tai šiandien tiek iš pasispaudėm jau, kad išmokta. Ir kitą savaitę turėsime temą, tai primenu kokią temą ir pasimatysime vėl kartu. Turėsime temą saugok savo paslaptis. Turėsime ir suprask išbandyk ir kurk dalį. Tai tikiuosi, kad galėsime visi kartu vėl pasimatyti. Ir primenu dar vieną, kuris svarbų dalyką, pradžioj sakiau, tai apie pažymėjimus. Tai kai dalyvausite ir kartu su mumis darysite ir žymėsite, kad išmokote, tai tuomet gausite ir pažymėjimus. Tai detaliau galėsite apie pažymėjimus dar pasiskaityti, pažiūrėti tam tikrus niuansus, jeigu jie yra. O šiandienai mūsų iš temos dalių tiek. Ir dabar jau galiu skelbti, kad yra konsultacija. Tai ačiū labai tiems, kurie kartu klausėsi, dalyvavo, darė praktiškai, reagavo, siuntė mums reakcijas arba kartu diskutavo. Ir dabar, kas jau nori išbėgti, keliauti ir nebeturi klausimų, galite iškeliauti. Linkėsime gražaus vakaro. O kiti, kas jau turi dar likusių klausimų, kažkam galbūt reikėtų ką nors padėti, atsakyti, tai likite konsultacijoje. Konsultacijoje dabar turėsime patį tokį laiką jūsų klausimams. Tai konsultacijos metu tiesiog jau galite jungtis mikrofoną, garsiai įgarsinti savo rūpimą klausimą ir mes su Egle bandysim jį atsakyti. Jeigu norite pasidalinti ekranu, irgi galėsite pasidalinti, tai drąsiai rašykite arba sakykite, kas jums rūpi, į kokius klausimus galima atsakyti, o galbūt kažkokią užduotį norit, kad padėtume pasidaryti, pabaigti galbūt ar daugiau plačiau pakomentuoti. Tai laukiame jūsų klausimų.
Mhm. Taip. Ar tie, kas kartu likę, dar norėtų ką nors pakomentuoti, paklausti, pasidalinti kuo nors? Galbūt kaip sekate, galbūt kažką jau darėte iš senesnių temų, galbūt kažką galėtume. Aš, jeigu galima. Taip, Jolanta, prašau. Pirmą kartą šiandien prisijungiau prie Taip. jūsų ir galvoju, ar ir ten nėra senesnių paskaitų įrašų, ar jie bus, ar man apskritai verta tęsti. Na, aš dirbau gimnazijoje, tai turiu mažiausiai 10-tokus, antrokus, ar verta tas užduotis dabar atlikinėti. Kaip tik va Už susirašinėjom. praleistus kartus, už dabar, va tiesiog, kaip jūs galvojate? Manau, kad taip, manau, kad verta ir galite tiesiog kiekviena ta tema, kurią mes einame, ar tai būtų įvadas, ar ta tema, kurią nagrinėjame, turi savo tam tikras dalis. Tai jūs kiekvienoje viduje net rasite įrašus. Štai čia. Jeigu jis jau praėjo, jūs tiesiog, mes būna arba paliekam tą, kuris vedė, arba atnaujinam būtent šitoj vietoj prie tos temos, kuri yra. Nes kai būdavo momentų, kada mentorius daugiau ir detaliau aprašo ir papasakoja, tai šitoje vietoje irgi įrašus galite pasižiūrėti, kaip atliko tos buvo užduotis, ką mes veikiam ir panašiai, ką būtent šitoje temoje modulio geriausia atkreipti dėmesį. Tai tiesiog įrašus ir čia buvo prieita, ir įvadas tuoj atsidarau, irgi štai čia apie įvadą yra, kur nebuvote, ir dalinkis atsargiai, ne, man rodos. Tai va čia irgi. Ir turbūt neparodžiau, kai kyla abejonių. Irgi štai čia, va čia tas įrašas, kuris jau mes buvom kartu, tiesiogiai tenai buvo jisai. Tai tiesiog vertina ir pasižiūri, ką mokytojų geriausiai būtų pasižiūrėti iš įrašų pusės. Tai vienam ar kitam įraše, prie kiekvienos temos, kur nebuvo, tikrai rekomenduojame pasibandyti ir pasižiūrėti. Aš manau, kad verta jau pasijungėt ir verta tikrai sudalyvauti toliau, nes mes čia labiau, kad buvo įvadas bendrinis, mes su įvadu mažiau buvo užduočių praktinių, tai daug savarankiškai turėjo mokytojas ir turi darytis, labiau, kad buvo, kad šita tema ir dalinkis atsargiai, kurias praėjome per valandą laiko. O šiandien turim atpažinti ir dar turim kelias, tai tikrai rekomenduoju toliau pasidaryti. Aišku, nu gerai, aš pažiūrėsiu, nes, nu, vis tiek kažkada ir mums gimnazijai esmė tame, kad vaikai užauga ir reikia žinot, ką jau jie praėjo tose mokyklose savo. Nu, aš konkrečiai tai tik tai su programuotojais užsiimu, bet... Taip, nu tai toks gal ir iš tokio bendro žinojimo, gal tikrai prieiks, o gal kai ką visai įdomu padiskutuoti, pritaikysite ir su tais vyresniais, kai sakote pas jūs vyresni. Galite tiesiog imti tokią panašiai, kaip čia rekomenduoja, bet galite ir taip kartais pakalbėti, paįvairinti savo galbūt temą. Ne, tai vien su savom aš 5-tokę namuose turiu savo, tai duoti pasižiūrėti. Tai va yra tos progos, kur išbandyti, tai tikrai rekomenduoju tęsti ir bandyti. Vis tiek turim dabar, dar turėsim kelias, tai jau čia nedaug, galima sakyti, beliko išbandyti, pasižiūrėti ir tikrai verta, aš manyčiau. Gerai, ačiū. Ačiū Jums. Aš dar norėjau paklausti, aš dabar su jumis, nu gal 4 metai kokie būsiu. Ir aš turėjau, nuo pirmokų mes tais vaikais pradėjom, tai yra vaikų, kurie užsikabino ir kurie iki šiol dirba. Tai tokių nedaug yra, bet yra tokių vaikų, kurie daro viską toliau. Dabar aš noriu paklausti, į tą grupę, kur čia mano kolegės eina, ten nemokama, aš nepakliūnu, nes čia buvau, tai dabar aš turėčiau vėl pirkti licenciją naują. O jūs dabar turėjote licenciją ar neturėjot prieš tai? Turėjau. Ir paskui jums nepratesinėjo mokyklą? Mokykla man ją pratesinėjo, man išpirkdavo ir dabar mes klausiu, sako, kodėl kolegės nemokame, tą mokėti reikia. Gal reikėtų tada jūsų atvejį pasižiūrėti, tokį gal mažiau, galėčiau dabar atsakyti, bet gal jūsų atvejį pasižiūrėti konkretų, gal yra kažkur tai niuansai, kurių mes nežinome, čia kaip su Egle, kaip vedame. Aš pirmais metais gavau stipendiją. Va, aš pirmais metais gavau stipendiją ir paskui man 2 metus mokėjo, tikrai, ar 2 ar 3 mokėjo. Ir aš dabar šiemet turiu būrelį, mano 4-tokai jau yra.
Nu ir yra keli vaikai, kurie ten užsikalė, jiem ten nu jiem patinka. Ir dabar aš tos vaikus gegužę išleidžiu ir man ateina mažiukai pirmokai. Ai, tai Ir gal variantas tada pasikonsultuoti su jau mūsų vedlių komanda, kad jūsų atveju galbūt rastų būdų kažkokiu, jeigu jūs norėsite toliau, nes čia toliau vėlgi tęsis galbūt pavasarį dar kažkas bus, tai jeigu jūs noras toliau, tai galbūt geriausiai būtų tiesiog parašyti mums jūsų atveju, kad pas jūs buvo taip, norėtumėt galbūt varianto tokio, nepažadu ir nežinau, kiek galės įvertinti, kad galbūt galės pagal jūsų situaciją pasižiūrėti ir bandys surasti būdų. Kaip žinau, kad komanda, kurie atsakingi yra ieškoti būdų mokyklose, su direktoriais ar grupėse, tai jie vis laik suranda kažką tokio ir pasiūlo kažkokius optimaliausius variantus. Tai gal taip galim padaryti. Aš gal mažiau jungiuosi į tuos bendrus, bet mes taip tyliai ten kuičiamės su vaikais įlindę, gal mes mažiau į jūsų puslapį įkelia, bet jie daugiau sėdi tam skrečia. Ir kiekvienas turi savo paskyrą. Aš turiu tą būrelį skrečia ir jie ten mano paskyroje ten sudeda. Tai jie turi dabar man ten judėjimo uždavinius bando daryti, kaip ten kas judėt, kur bando, ten kiek gaudasi, kiek nesigauna, nesvarbu, bet jie daro vaikai. Tai tikrai ir kitą kartą, tu pats pamiršti, ką tu darėjai, ir kitą kartą reikia pačiai įlyst, o kaip ten tas vaikas atgal apsisuka ir kaip neapsukt atgal. Ir kitą kartą tikrai būna, kad vaikai, žinokit, daug greičiau padaro, nes jau tu esi per 6 pamoką pavargęs, tu jau neatsimeni, ai mokytoja, taigi va, žiūrėkit, apsuko, padarė, sau galvoju. Tai iš tikrųjų tai yra smagu. Ir dabar, kai gausiu pirmokus, tai vėl pradėti nuo tų mažų žingsniukų tokių ir užaugs, gal vėl kažkas, tegul būna 3-4 vaikai, bet ir dėl tų verta dirbti. Taip, tikrai verta ir labai smagu, kad toliau su jais dirbate ir norite ir pati toliau gilintis, nes tas faktas, kad jie ten kartais pirmi greičiau sugalvoja ir mes su Egle ne kartą esame susidūrusios, kada tiesiog duodam jiems, jie kartais lankščiau viską žiūri, negu mes taip kartais apsiribojam save ir jie suranda tos atsakymus kartais ir patys. Gerai, tada aš parašysiu į tą žinutę burbuliuką, kuris šoka. Taip, į pagalbą parašykite ir tada, taip, ir į šitą, ir tenai tada kolegės būna atsakingos, kurios prižiūri vystymą visą tokį, kaip rasti geriausius būdus ten pagal mokyklą, pagal mokytoją ir panašiai. Jos galbūt labiau įsigilins į jūsų situaciją, pažiūrės jūsų istoriją, kaip kas vyko ir tada... Bet ten sakau, to istorijoje, aš gal blogai, kad aš ten ne viską sudedu, ką mes ten padarom su vaikais, ne viską pažymiu, bet mes taip tyliai ten užsikuitę patys dirbam tyliau. Taip pat gal ta istorija gerai būtų, kaip jūs parašytumėt ar papasakotumėt, kaip jūs darėte, gal tada lengviau įvertins, toks, kad jūs žinos, gal visai įdomi jūsų istorija gali pasirodyti ir norės pakalbinti jūs daugiau. Tai tiesiog tą geriausiai parašyti ir jau tada kolegės galės įvertinti. Turiu vieną tokią mintį ir idėją, iš praktikos, kai mes su vaikais darom. Mes galėtume visko daryti ir daugiau, bet žinot, ko trūksta? Trūksta to tokio banko, kaip dabar, kur aš mokiausi viena atsisėdus prieš naujus metus ir žiūriu, ta širdis padaryta ir ten eritrocitai, trombocitai, viskas. Ir galvoju, Jėzau, kad žinotume, kad toks dalykas kažkur yra ir kitą kartą, sakykime, ir vaikai padaro kažkokį pokalbį įdomų. Arba dabar tą greičio uždavinį padarė, kad tai, ką mes kiekviena padarom, kad mes kažkur sukeltume ir kad būtų tokia bendra, kaip biblioteka, kur mes visos galim eiti, pokalbis, pasiėmėm, greičio uždavinys, 1, 2, įsijungiam, nes dabar ir aš padariau tyliai tą greičio uždavinį ir aš aišku jam niekur jo neišsičiau ir neparodžiau. Tai man tokia idėja kilo, žinokit, kad būtų toks kaip bankas, kad atsirastų, nes dabar visi mokosi, visi tyliai kažką pasidaro ir viskas nusėda gražiai kaip jūros dugne. Tai dar tokio kažkur, tai tokio mygtuko klinkt, kad ten tokia paieška arba to fono, pavyzdžiui, skrečiui, kitą kartą, tikrai, kai tą rūšiavimą, kai yra daug, kaip apsidžiaugiau, tikrai, nes tai yra labai stipriai siejasi su mūsų dalykų temom, labai. Ir kitą kartą, tikrai, tam, kuris yra, kur viską jau padaro, ir ten jau, kai sako, ir vėl tau kažko reikia, davei tą skrečą, jeigu ten daro, arba tam kitam, kur sunkiai, davei, jis kažką padarys, bet tokio banko.
Nu, gal tokią va mintį gerai, gal tokią, gal nu, pasvarstyt galėsit pasiūlymuose irgi Kol būtinai. kas į Facebook grupę mokytojų irgi visai galima kelti. Aš žinau, bet žinokit, aš Ir ieškotis galbūt jau yra irgi paskelbtų įdomių projektų, kur tikrai ne visada suspėji ir taip, ir jau tas Facebookas, jeigu vakare peržiūrė, dar tau kas parašė, neparašė. O šiaip sakau, toks, tikrai, tie gal tinklai dabar yra labiau tokie veikiantys, bet tokiam knisekliam kaip aš, kur atsidarai vedlius ir čia yra vedliuosi, viskas vienoje vietoje. Gal pavyzdžiai, kaip suprantu, norėtųsi, kad būtų, ne tokie apie kitų Ne pavyzdžiai. Ne pats darbas padarytas, bet tas pagrindas, kurį atsirėmęs tu gali daryti ten, pavyzdžiui, kaip ta širdelė su tais visais eritrocitais, trombocitais. Geras dalykėlis buvo tikrai. Arba tie visi, kaip būna labirintai, pavyzdžiui. Tu pats to neužsidedi to fono, ant kurio tu jau dirbt gali su vaikais. Ko mes nemokam, to pačio pagrindo, ant kurio paskui jau tu gali viską užmauti. Nu, čia toksai galbūt ilgalaikis, kad galėtum tą, nes, pavyzdžiui, su Scratch'u ar tenai, tai tu pradedi nuo tų pačių pagrindų, tik tada jau, kaip turi pagrindus, galėti tą kūrybos pusę, kada gali pats foną piešti, pats galvoti daug skirtingų scenarijų arba veikėjus ir panašiai. Nu, tai čia ilgalaikis jau yra toksai būtų tikslas, kad Gerai, ačiū už man skirtą laiką, dėkui už viską, ką čia susakiau ir tada aš parašysiu tą. Būtinai parašykit. Ačiū labai jums. Ačiū labai, gero vakaro. Gerą vakarą. Iki. Taip, galvoju, kas dar su mumis yra. Dar likusių kelis žmonės turim. Ar tie, kas likę, dar norėtų kažką paklausti, ar jau tiesiog paklausėm Irmos ir keliausim turbūt į vakarą. Tai Ignai, jeigu neturėsim minčių, tai palinkėsim gražaus vakaro tada. Nebent gal dar kažką norėjai individualiai pasiklausti. Gal netyčia užsiliko. Gali būti, vaiškiai. Ačiū, Egle. Gražaus vakaro. Ačiū tau irgi.